Jeigu norite padėti energetiškai kitiems žmonėms, jūs patys privalote valdyti aukštą energiją. Sukoncentruokite energiją ketvirtame centre. Ketvirtame energetinėme centre. Tai yra Saulės rezginio centras. Tada pasinerkite savo sąmonę į šitą centrą ir nukreipkite žmogui tą jausmą, kurį norite. Pavyzdžiui, jūs norite pasiųsti žmogui džiaugsmą. Tada jums reikia nukreipti savo mintis į save, į vidų ir pajausti šitą jausmą. Ir šviesos spinduliu, mintise įsivaizduojant spindulį pilną džiaugsmo ir meilės, nukreipti jį tam žmogui į ketvirtą centrą. Maždaug po 2 ir 3 minučių tas žmogus pajaus tą energiją ir jo vidinė būsena pasikeis. Nuotolis nėra svarbus. Svarbus yra impulsas ir siunčiama žinutė. Dar yra labai svarbu suprasti, kad jūs siunčiate energiją tos sudėties ir būklės, kuri randasi jumise šios energijos siuntimo momentu. Jeigu jūs agresyvus ir destruktyvus, jeigu jūs darote tai dėl savanaudiškų priežasčių arba iš blogų ketinimų, tokio turinio energiją jūs ir perduosite. O jeigu jūs viską darote nesavanaudiškai, iš meilės ir atvira širdimi ir siela, rūpestingai ir aukodamėsi, tada jūsų energija bus sąmoninga. Ji bus pozityvi ir žmonės bus laimingi dėka to, kad jūs energetiškai nuostabus žmogus.